Nu kągi, tęskim mūsų darbą toliau. Šį kartą šita dalis skirta Donaldui Woodsui Winnicottui. Aš manau, kad tikrai labai svarbiam psichoterapeutui, psichoanalitikui ir teoretikui ir jokio sukurtos kai kurios koncepcijos yra labai svarbios, dažnai vartojamos ir gana tapios tokios populiariai psichologijoje netgi. Taigi svarbus autorius. Taip. Aha, taip. Taigi Donaldas Woodsas Winnicottas, tai pediatras, psichiatras, sociologas ir psichoanalitikas. Daug visko. Gimė 1896 Plymonte, Anglijoje, mirė 71 sausio 28 dieną, būdamas 74 metų. Šiaip kas įdomu, kad didesnė dalis psichoanalitikų ilgai gyvena. Po eilės infarktų Londone, Anglijoje ir buvo kremuotas. Žinomas dėl raidos stadijų, dėl laikančios holding, tai vadinamo holdingo, laikančios holdinginės tos aplinkos, subjektyvaus omnipotenciškumo, objektyvios realybės, tranzitinio objekto ir patyrimo. Ir pakankamai gera motina turbūt irgi jau žinoma, kaip ir pakankamai geras terapeutas. Ir tikroji ir netikroji savastis kaip tokie dalykai. Svarbios koncepcijos, apie jas aptarsim vėliau. Taigi, šiaip tai yra įtakingas objektinių santykių teorijos kūrėjas, Didžiosios Britanijos psichoanalitiko draugijos, Britų nepriklausomos grupės atstovas, toks vienas iš ryškiausių atstovų yra. Ir jeigu taip šiek tiek šnekant apie patį jį kaip žmogų, nes kaip suprantat, kiekvieno žmogaus gyvenimo istorija labai paveikė jo teorijos kūrimą, tai šiaip pradėti turėtumėm nuo jo šeimos. Šeima buvo turtinga, išoriškai atrodė labai laiminga. Bet, kaip pats sako Donaldas, jis jautėsi gana užspaustas savo motinos, abiejų sesių ir auklės. Taigi tėvas, seras Džonas Frederikas Winnicottas, šiaip tai prekybininkas, pirklys, galima sakyti, turbūt gavo riterio titulą 1924 metais, nes 2 kartus buvo Plymuto meru. Buvo iniciatyvus, laisvamanis, skatinantis sūnaus pačio kūrybingumą, bet kartu britiškai paklusnus, džentelmenas, dėl to, kaip ir visi anglai, ne visada pasiekiamas savo vaikams. Motina, Elizabeth Martha Woods Winnicott, linkusi buvo į depresiją, todėl jau nuo ankstyvos vaikystės psichoanalitikas, šitas autorius, bandė savo geru elgesiu suvaldyti tas taip vadinamas tamsiąsias motinos nuotaikas. Iš čia galbūt eina jo susidomėjimas darbu su sutrikusiais jaunais žmonėmis. Vyresnios sesės Kathleen ir Violeta labai išsilavinusios buvo, bet taip ir liko neištekėjusios, kas galbūt irgi kažką pasako apie tą šeimą. Mokslas ir karjera pirmiausiai medicinoje. 1914 pradėjo mokintis įvairiuose tokiuose medicinos kursuose Kembridže. Prasidėjus Pirmam pasauliniam karui, mokslus nutraukė ir eina dirbti medicinos praktikantų laikinoje karinėje ligoninėje Kembridže. 17 metais įstojo į karališkąjį laivyną, karo medikų ir tarnauja laive labai įdomiu pavadinimu Lucifer. Po Pirmojo pasaulinio karo grįžta į civilinį gyvenimą, su aiškiu noru mokintis medicinos, su tokia pediatrinė vaikų kryptimi. Ir pradeda studijas Šventojo Baltramiejaus ligoninės medicinos koledže Londone. Būtent tuo metu rinkdamas medicinės anamnezės iš savo pacientų, mokamas savo mokytojo, jis ir išmoko jo taip vadinamo, galima sakyti, arkliuko tokio atidaus klausymosi meno pacientų. Įgūdis, kurį jis laikys savo psichoanalitinės praktikos pagrindu, atidžiai klausyti savo pacientų. Ir 20 metais baigė studijas, gavo gydytojo postą vaikų ligoninėje Londone, kuris dirbo pediatrų ir vaikų psichoanalitikų, likusių savo 40 metų. Antro pasaulinio karo metais dirbo psichiatrų konsultantų su vaikų evakuacinėmis programomis. Žinot, iš Londono labai daug vaikų buvo išvežama į kaimus, kad apsaugoti nuo bombardavimų. O po antro pasaulinio karo tada dar papildomai dirbo ir privačioje praktikoje kaip psichoanalitikas. Karjera psichoanalizėje. Dėl sunkumų pirmoje santuokoje 1923 metais pradėjo 10 metų trukmės psichoanalizę pas Jamesą Starkey, kuris yra pagrindinis Freudo veikalų vertėjas į anglų kalbą. Galima sakyti, Starkey ir yra sugalvojęs šitus id, ego ir superego. Nežinot, Freudo terminai tai yra šiek tiek kitokie.
Ir 1927 metais pradėjo mokintis psichoanalizės ir tapo pirmuoju vyrų vaikų psichoanalitiku. Pradžioje mokėsi pas Klein, vėliau tapo daug savarankiškesnis, įnešė savų originalių idėjų, pabrėžiančių žaidimo svarbą psichologiniame tobulėjime. Apskritai, jo tas terminas, kad vienas iš sveikumo požymių yra gebėjimas žaisti. Jeigu Freudas sakė gebėjimas mylėti ir dirbti, tai Winnicottas dėdėjo tai ir gebėjimas žaisti kaip sveikumo požymis. Ir tai nebūtinai, kad suaugęs turi kapstytis meledėžiai, tai yra gebėjimas žaisti apskritai su visų gyvenimu. Kai mokėsi, jis pradėjo eiti į antrą analizę, norėjo iš pradžių pas Klein, bet ta nesutiko, todėl antroji jo analizė prasidėjo 36 metais per Jonas Riverį. Ir 5-6 metus truko, į analizės pabaigą ėmė nesutarti su savo analitikė dėl skilimo tarp Anos Freud ir Melanie Klein. Ir dar vienas toks įdomus faktas, Melanie Klein paprašė analizuoti jo sūnų Ernestą. Ir Winnicottas sutiko ir tai darė, bet kai jinai paprašė paruošti atvejo pristatymą iš sūnaus analizės, čia jisai griežtai atsisakė ir buvo vienas ir irgi iš konfliktų su Melanie Klein. Winnicottą Anos Freud pasekėjai laikė kleinistų, Melanie Klein tai jį išbraukė iš saviškių dėl nepakankamo uolumo, tad jis liko toks vienas, nei ten, nei ten. Ir dėl to jis ir sukūrė tokią nepriklausomųjų grupę. Iš kitos pusės jis pats buvo gana sudėtingas žmogus, jo santykiai su kolegomis, tiek vyrais, tiek moterimis ir išliko ir buvo sudėtingi. Po Winnicott vienas iš ryškesnių jo pasekėjų yra Masudas Khanas, šiaip labai kontroversiška figūra, įnešusi teoretiškai tikrai daug į psichoanalizę, bet kartu, jeigu aš atsimenu, buvo net išbrauktas iš psichoanalitikų dėl santykių su savo pacientėmis ir tam tikrų ribų peržengimo. Tai yra kontroversiškai. Asmeninis jo gyvenimas savais apibūdino kaip paklusnų, bet kartu sutrikusi paauglį dėl motinos depresijos. Kartu buvo išsiųstas, pavyzdžiui, mokyklą internatą, kuri buvo vidutiniška už nusikeikimą prie stalo, kas rodo irgi labai tokį britišką tą tipą gyvenimą. Dabar, jeigu šiek tiek daug įtakos jo psichoterapijos supratimui padarė, man atrodo, ir pirmoji, antroji žmonos, 1923 vedė nelabai žinoma dainininkė Alice Taylor. Santuoka turėjo labai daug sunkumų iš principo, jeigu taip pasakius, nebuvo jokio intymaus gyvenimo. Ir yra kažkur net toks pajuokavimas, kad jeigu Freudas gyvenim, kaip seksą baigė su savo žmona, kai jam 40 metų suėjo, jis nustojo užsiminėti seksu, tai sako, kad Winnicottas seksą atrado tik po 40 metų, kad yra toksai. Taigi, sakoma, kad su pirmąja žmona intymaus gyvenimo nebuvo, bet neaišku, iš kurios pusės. Ar čia žmonos sprendimas buvo nesimylėti, ar vyro impotencijos kažkokios problemos. Pati žmona gulėjusi psichiatrinėje ligoninėje, iš ten jį parsivežė tokią psichotinę mergaitę, kurią jie su Winnicottu įsivaikino ir ją jo prašymu, Winnicotto prašymu analizavo kolegė Marion Mindler, kur yra tokių kalbų apie tai, kad Winnicottas buvo ją įsimylėjęs. Antrojo pasaulinio karo metais jisai sutiko socialinę darbuotoją Clarą Britton, su kuria dirbo gydant evakuotus į kaimą miesto vaikus, ir ją labai įsimylėjo, romantiniai santykiai tarp jų atsirado ir 51 metais jis išsiskyrė su savo pirmąja žmona ir vedė antrąją Clarą Britton. Ir tai buvo labai produktyvi santuoka, nes jo žmona antroji irgi tapo analitikė, žinoma analitikė, tokia Clara Winnicott, bet vaikų jie taip ir neturėjo. Pats parašė, tikrai buvo gana produktyvus, pats parašė keletą knygų, tam tarpe Žaidimas ir realybė ir daugiau nei 200 straipsnių, bet tik viena jo knyga buvo publikuota jam esant gyvam. Klinikiniai užrašai apie vaikų sutrikimus. Daugumą jo tekstų jau publikuoti buvo po jo mirties jo žmonos dėka, kuri po vyro mirties ir prižiūrėjo jo darbų publikavimą. Ir Winnicotto knygos publikuotos po 44 metų, tai kaip mato čia sąrašas ir tai nebaigtinis. Jo psichoanalitinis požiūris ir Winnicotto teorinis požiūris paveiktas, aišku, sunkumų santuokoje su pirmąja žmona, bet tuo metu mirė kaip tik jo mama, o dėl šalto santykio su tėvu jis taip ir nesiryžo skirtis, kol šis buvo gyvas. Todėl jo darbuose, galima sakyti, labai mažai seksualumo. Gal dėl to ir šiaip daug dirbo su vaikais, būdas išvengti apskritai seksualumo.
Sakoma, kad turėjo bet iš kitos pusės sakoma, kad turėjo labai gražų erdvinį mąstymą, dėl to jo teorija labai daug visokių objektų. Toks labai šiltas labai. Ir pagrindinės teorinės koncepcijos. Savo teorijoje neakcentavo nei libido, nei tanatos, vietoj to sutelkė dėmesį į savasties objekto plėtrą per santykius su motina. Jis apskritai labai pabrėžė vaiko ir motinos santykių svarbą. Vienas iš svarbiausių ir pavojingiausių vystymosi etapų yra, kaip jis sakė, irgi pirmieji 3 gyvenimo metai, kai kūdikis išauga į vaiką, turintį vis stipresnį atskirą savęs jausmą, lyginant su didesniu kitų žmonių pasauliu. Terapija iš naujo atkuria, kaip jis sako, motinos ir vaiko santykius, kad būtų sukurtas neurotiško žmogaus savivertės jausmas. Čia yra pagrindinis tikslas terapijoje. Ir sukūrė tradiciją stebėti kūdikius, nes pats kaip pediatras daug žaidė su vaikais, stebėjo motinų ir kūdikių sąveikas ir jis ypač žiūrėdavo, kaip žaidžia kūdikis su instrumentais medicininiais ir kaip elgėsi tuo metu jo mama tai stebėdama. Ir jis mano, kad ši sąveika yra nepaprastai svarbi kūdikio augimui ir vystymuisi, mamos ir vaiko sąveika. Per mamą vaikas daug ką mokosi šitam pasaulyje. Ir patenkinanti tėvystė, kaip jis sako, apima 3 sutampančius etapus. Tai yra laikymas, tai tas vadinamas holding, apie kurį mes šnekėsim. Motina ir kūdikis gyvena kartu, tie diadiniai ryšiai. Ir kitas dalykas, tas trikampinis, tai yra tėvas, motina ir kūdikis, visi 3 gyvenantys kartu. Kaip čia sąveikos vyksta. Ir kartu Winnicottas pritaikė ir Heinzo Kohuto veidrodžio koncepciją ir sako, kad mes išsiugdome savivertės jausmą per malonumą, kurį matome savo motinos veide, kai jis žvelgia į mūsų akis. Tai va tai kūdikiai, kaip mes matome save per mamos akis. Mes daug ką pasaulyje suprantam ir pamatom ir vertinam tada per tai. Toliau kūdikiui perinant nuo sąlyginės priklausomybės link nepriklausomybės vartojami tokie terminai, tai pakankamai gera priežiūra, pakankamai gera aplinka, vidutinė laukiama aplinka, palengvinanti aplinka, turbūt jau ką labai dažnai girdėjot. Ir jis pabrėžė empatiją, vaizduotę ir pasak filosofijos Martos Nussbaum, kuri buvo jo darbo šalininkė žodžių, labai ypatingas transakcijas, kurios ir sudaro meilę tarp 2 netobulų žmonių. Ir sukūrė ypatingas, tokias įtakingas psichoanalizės savokas. Laikanti aplinka, tranzitinis objektas, kuris žinomas vos ne kiekvienam tėvui, dabar kaip tokia saugumo antklodė arba meškiukas. Kita jo teorijos dalis tai yra normalus žmogus išsiugdo normalų narcisizmą, kad to turi būti. Na, čia tokia nuotrauka šiek tiek toks piešinukas, kad Winnicottas irgi žaidžia, toksai, kad atsipalaidavimui. Ir dabar apie žaidimą ir realybę, jeigu trupučiuką pašnekėti apie žaidimus. Tai vat pagrindinė Winnicott, viena iš tokių pagrindinių temų buvo žaidimo idėja. Kaip sakiau, sveiki žmonės žaidžia. Ir Winnicottas manė, kad žaidimas yra emocinės ir psichologinės gerovės raktas. Žaisti reiškia ne tik tai įvairaus amžiaus vaikų žaidimo būdus, bet ir tai, kaip suaugusieji žaidžia užsiimdami meno ar sportu, pomėgiais, humoro arba prasmingų pokalbių ir taip toliau. Bet kuriame amžiuje žaidimas turi lemiamos reikšmės autentiškos asmenybės vystymuisi, nes žaisdami žmonės jaučiasi realūs, spontaniški ir gyvi, bei labai domisi tuo, ką daro. Tai iš principo tai ir yra psichoterapeuto irgi darbas žaisti psichoterapijai su pacientais ir išmokyti pacientą žaisti. Norint, kad psichoanalizė būtų veiksminga, ji turi būti tam tikras žaidimo būdas, nes tik žaisdami žmonės yra visiškai tikri patys savo. Tokia analizė per žaidimą pacientams leis geriau suprasti savo nesąmoningus įsitikinimus ir norus. Psichoanalizės įžvalgos bus naudingos, jei pacientui jos bus pateikiamos žaismingai, kūrybingai ir tik tada, kai bus tikro atradimo patirtis. Kartu, žinot, Winnicottas sakė apskritai apie interpretacijas, kad jos reikalingos tik tam, kad parodyti, kad psichoanalitikas nemiega. Tai va. Ir radikalus nukrypimas, čia buvo jo darbas, radikalus buvo nukrypimas nuo ortodoksinės psichoanalizės, kuri buvo praktikuojama tais laikais. Bet čia pabrėžiu, tais laikais. Nes tuo laiku labai buvo įsiviravusi ego psichologijos psichoanalizė. Nes Winnicottas matė kaip tik pavojų tokioje psichoanalizėje, kur pacientas buvo spaudžiamas laikytis analitiko autoritetingų išaiškinimų, nesvarbu, ar juos vertino naudingus ir tikrus savo patyrimui ar ne. Tad tokia analizė galėjo tik sustiprinti klaidingą paciento savęs suvokimą, sakė Winnicottas. Ir kaip Winnicottas savo, čia galbūt šiek tiek, kaip Winnicottas savo konsultacijose su vaikais naudojo žaidimą.
Vienas iš tokių žaidimų, aš nežinau, ar gerai išverčiau, tai yra supinimo žaidimas, tai Vinikotas nupieždavo figūrą ir kvietė vaiką su jie ką nors padaryti. Arba atvirkščiai. Vaikas nupiešė kažkokią figūrą, kad Vinikotas galėtų ką nors nupiešti arba dapiešti. Kitas žaidimas, tai žaidimas, nežinau, ar teisingai išverčiau, mentelė. Žinot, medikai, vaikai, pas pediatrai, jie turi tokią mentelę, kurią kaip gerklę tikrina vaikams, nors ir suaugusiems. Tai kur Vinikotas padėdavo tą mentelę, čia tą liežuvio nuspaudiklį, daiktą, kuris visada yra pediatro kabinete, prieinamo tokiam vaikui vietoje, kad vaikas galėtų paimti ir su juo žaisti. Ir vaikas, Vinikotas stebėdavo tai. Ir jisai sakė, galite būti tikri, kad jei tai normalus kūdikis, jis pastebės patrauklų objektą ir sieks jo. Ir po truputį atras, ką jis nori su juo padaryti. Tai ir remdamasis tuo, kaip vaikai žaidžia jo kabinete, Vinikotas iškėlė tą idėją, kad kaip kūdikiui reikia tokių dvejonių laikotarpio, kuris turėtų susigaudyti, ką daryti, per kurį jis galėtų iš naujo atrasti gebėjimą žaisti, taip ir analitiniam darbe. Analitikas turi toleruoti tai, ką jisai Vinikotas pristato kaip dvejonių laikotarpį. Leidimą tada, kad pacientas irgi susiorientuotų, susigaudytų. Leidimą pacientui naudoti analitiką kaip ten esantį žmogų žaidimo įrankį, kuris gali būti atrastas, o net turi būti prarytas ten tiesiog nekramtant. Dabar kitas dalykas, tai yra potenciali erdvė, apie kurią šnekėjo Vinikotas, tai jisai bandė suprasti, kas žmonėms padeda žaisti. Ir kita vertus, kas kliudo kai kuriems žmonėms žaisti. Ir jis pastebėjo, kad žaidimo pradžia yra susijusi su kūdikio gyvenimo patirtimi, kuris pasitikė motinos figūrą. Ir jis priėjo prie išvados, kad žaidimas vyksta tokioje vietoje, kurią jis pavadino potencialia erdve, tarp kūdikio ir motinos figūros. Kitaip tariant, kūdikiai gali būti žaismingi, kai jais rūpinasi žmonės, kurie juos reaguoja šiltai ir žaismingai. Kaip motina, kuri šypsosi ir sako labas, kai ji mato kūdikį žaismingai žvelgiant į ją. Tas pats ir su terapija tada yra. Jei motina niekada neatsakytų žaismingai, anksčiau ar vėliau kūdikis nustos bandyti žaisti. Tas pats ir su psichoanalitiko, aš manau. Ir potenciali erdvė tai toks Vinikoto terminas, reiškintis tokios kviečiančios ir saugios tarpasmeninės erdvės, kurioje kiekvienas gali būti spontaniškai žaismingas, tuo pačiu metu susijęs su kitais jausmą. Ir jis svarbu skatinti psichoanalizę ir psichoterapiją. Dabar kitas dalykas tai yra tranzitinis objektas. Tai terminas skirtas objektui tokiam kaip meškiukas, antklodė arba lėlė, kurie tampa labai svarbus vaikui, tam tikrų gyvenimo momentų ir pakaitiniais tokiais. Ir visuotinį vaikų prisirišimą prie specialaus objekto reiškinio paplitimą kaip tik ir paaiškino Vinikotas. Nes jūs turbūt turite atsiminimą tie, kas yra mamos, kad vaikai tam tikrų momentų linkę prisirišti prie kažkokio dalyko. Žaisliuko, meškiuko dažniausiai minkšto, skudurėlio, pagalvėlės ar dar kažko. Tai mažas vaikas, tada kaip aiškino Vinikotas, mažas vaikas priklauso nuo motinos, kaip jį patenkins jo poreikius. Kai motinos nebėra, toks objektas vaikui tada reprezentuoja motiną ir suteikia įsitikinimą, kad jis yra visagalis ir gali pasirūpinti savimi, kai mamos nėra. Bet kartu tai reikėtų suprasti, kad tai nėra vien tik mamos pakaitalas. Tai tam tikras tas tranzitinis objektas skiriasi nuo mamos tuo, kad jį gali visagališkai kontroliuoti ir elgtis su juo kaip tinkamas. Pavyzdžiui, atkeršyti jam. Tai čia jisai pabando, ar tranzitinis objektas leidžia išbūti vaikui, kai mamos nėra. Ir tranzitinis objektas yra kūdikio pirmasis turtas, kuris nėra aš. Jis yra apčiuopiamas, juos galima laikyti, sugriebti, apkabinti. Ir jis sumažina atsiskyrimo stresą ir ramina kūdikį. Tranzitinis objektas mažam vaikui yra tikras ir sufantazuotas tuo pačiu metu. Ir Vinikotas atkreipė dėmesį į tai, kad niekas nereikalauja, kad mažylis paaiškintų, ar jo lokys meškiukas yra tikras lokys, ar tik jo vaizduotės kūrinys. Ir prisiminkim tą patį filmą Meškiukas Paddingtonas, kur ten irgi, matėt, netgi sukūrė, kad meškiukas gyvas. Ir tvirtino Vinikotas, kad labai svarbu leisti vaikui patirti meškiuko buvimą neapibrėžtame, pereinamam statuse tarp vaiko vaizduotės ir realaus pasaulio, esančio už vaiko ribų. Dabar apie tranzitinius fenomenus kaip tokios. Tai yra elgesys pasikartojantis veiksmai, pavyzdžiui, supimasis ar fantazijos, atliekantis tą pačią funkciją kaip ir tranzitinis objektas.
Dar apie tranzitinį objektą, tai tranzitinis objektas yra ankstyvas ir svarbus tiltas tarp savęs ir kitų ir padeda vaikui išsugdyti gebėjimą būti nuoširdžiu santykiuose ir kūrybingumą. Evoliucija nuo tranzitinio fenomeno ir daiktų panaudojimo link vaiko visuminio žaidimo galimybių, čia taip galima pavadinti tranzitinį objektą. Ir tranzitinis objektas ir žaidimas. Žaidimą galima matyti ir kaip tranzitinį objektą, ir kaip žaidimą su tranzitiniu objektu. Žaidimas su tranzitiniu objektu padeda įveikti separaciją, atsiskyrimą ir yra gyvybiškai svarbus sveikos nepriklausomos raidos aspektas. Alternatyva, kurią jis matė, yra imitacinis šuolis ir yra į tam tikrą gana juokingą apsimetinėjimą ir netikrumą tada. Čia šiaip pasilinksminimui tokiam, nes dabar įdėsim apie kitus fenomenus šiek tiek šnekėti ir pirmiausia apie savastį. Filosofinės ir psichoanalitinės idėjos apie savastį yra labai sudėtingos ir pasižyminčios specializuotų žargonų. Vinikotui savastis yra labai svarbi psichinės ir emocinės gerovės dalis, kuriai tenka gyvybiškai svarbus vaidmuo kūrybiškume. Jis manė, kad žmogus gimsta neturėdamas aiškiai išvystytos savasties ir augdamas turi ieškoti autentiško savęs jausmo. Pasak jo, kiekviename žmoguje yra tikra ir netikra savastis. Esant pakankamai gerai priežiūrai, gali susidaryti tikroji savastis. Kai to nėra, tada iškils labiau netikroji savastis. Ir toks savasties padalyjimas yra lyginamas su Freudo mintimi apie savastį, kuri yra padalinta į centrinę dalį, kurią maitina instinktai ir išorinę nukreiptą dalį susijusią su pasauliu, ego, kad būtų galima apibūdinti skirtingas asmens psichologijos funkcijas. Aišku, Vinikotas savo teorijoje savastį minėdavo abiem šiais būdais, jis nebuvo nutolęs labai nuo Freudo. Toks savasties organizavimas gali būti matomas kontinuume tarp tokio sveiko ir patologinio. Tikroji savastis, kuri sveikatos atveju suteikia žmogui jausmą, kad jis gyvas, tikras ir kūrybingas, visada bus iš dalies arba visiškai paslėpta. Tai nėra taip, kad tik tai jinai matysis. Ir netikroji savastis yra tinkamas prisitaikymas prie aplinkos. Sveikatos atveju ji nedominuoja žmogaus vidinėme gyvenime ir netrukdo jam jausti spontaniškų jausmų. Apskritai, netikroji savastis gali būti kaip tokios kaukės tam tikros. Net jei jis pasirenka jų neišreikšti tų spontaniškų jausmų. Sveika netikroji savastis jaučia, kad vis dar iš tikrųjų yra tikroji savastis, nejaučiant, kad žmogus išdavė savo tikrąją savastį. Tai atitinka mūsų lūkesčius. Tai čia apie sveiką vystymąsi. Dabar šiek tiek dar apie tikrąją savastį, true self. Tikroji savastis yra jausmas būti gyvam ir realiam savo psichikoje ir kūne, patirti spontaniškus ir neišvengiamus jausmus. Tik tikroji savastis gali būti kūrybinga ir tik tikroji savastis gali jaustis tikra. Ši gyvybingumo patirtis leidžia žmonėms būti nuoširdžiai artimiems kitiems, būti kūrybingiems. Ir tai yra pagrindinis dalykas, ko reikia siekti psichoterapijoje, tai stiprinti žmogaus tikrąją savastį. Tikroji savastis padeda vystytis dar kūdikystėje, santykiuose tarp kūdikio ir jos pagrindinio globėjo. Vinikotas paprastai tą žmogų vadina motina arba mama. Vienas iš būdų, kaip motina padeda kūdikiui išsiugdyti autentišką savastį, yra atsakingas ir malonus atsakas į spontaniškus kūdikio jausmus, išraiškas ir iniciatyvas. Ir čia skliausteliuose aš išrašyčiau, tai yra tas pats, ką turi daryti psichoterapeutas. Tokiu būdu kūdikis įgyja pasitikėjimo, kad kai jis išreiškia tai, ką jaučia, nieko blogo neatsitiks. Todėl jo jausmai jam neatrodo ir neatrodys pavojingi ar problematiški. Ir jam nereikia skirti nepagrįsto dėmesio jų valdymui ir vengimui. Jis taip pat įgyja supratimą, kad jis yra tikras tada ir jis egzistuoja ir jo jausmai bei veiksmai turi prasmę. Dabar apie netikrąją savastį arba false self. Viena iš pagrindinių gynybų, sakoma, kuriomis kūdikis gali pasinaudoti, yra tai, kas buvo vadinama konformistiškumu arba elgesys motyvuojamas noru patikti kitiems, o ne spontaniškai reikšti savo jausmus ir idėjas. Pagal Vinikot netikroji savastis yra kaip tik ir yra tokia gynyba, savotiška elgesio kaukė, siekiant nuolat numatyti, atitikti kitų reikalavimus, lūkesčius ir jų laikytis. Būdas apsaugoti tikrąją savastį nuo pasaulio, kuris jaučiamas nesaugus. Pavyzdžiui, jeigu kūdikio globėjas stipriai depresiškas, kūdikis nerimastingai jaus reagavimo trūkumą.
negalės džiaugtis visagalybės iliuzija ir vietoj to sutelks savo energiją ir dėmesingumą, ieškodamas būdų, kaip gauti teigiamą atsakymą iš išsiblaškiusio ir nelaimingo globėjo, būdamas geras kūdikis, geras kabutėse čia. Tai va, priešlaikinis ego funkcijos vystymasis reiškia darymą per daug, būti per mažai. Čia jeigu šnekant apie, kas tai yra netikroji savastis, va tai ir yra klaidingas savęs jausmas. Dabar netikra savastis pradeda kurtis dar kūdikystėje, kaip gynyba nuo aplinkos, kuri jaučiama kaip nesaugi ir gąsdinanti, nes pagrįstai trūksta suderintos globos. Netikra savastis susikuria, kai kitų žmonių lūkesčiai tampa nepaprastai svarbus, persidengintys ar prieštaraujantis tam pirminiam savęs jausmui, susietam su pačiomis žmogaus būties šaknimis. Netikroji savastis sukuriama per introjekcijos procesą, internalizuojant kitų patirtį. Užuot rėmėsi savo jausmais, mintimis ar iniciatyvomis, asmuo kūdikis, turintis netikros savasties sutrikimą, iš esmės pamėgdžioja ir internalizuoja kitų žmonių elgesį. Išoriškai jis gali siekti pasirodyti panašus į savo motiną, tėvą, brolį, slaugytoją, ar bet ką kitą, kas dominavo jo pasaulyje, bet viduje jis jausis nuobodus, tuščias, negyvas ir apgaulingas. Tai kartu nesąmoningas, aišku, procesas. Ne tik kiti, bet ir pats žmogus klysta, maišydamas savo netikrąją savastį su realia asmenybė. Netikroji savastis asmeniui suteikia tuštumos ir netikėjimo jausmą. Net pasirodžius sėkmingai ir socialiai naudingai, žmogus su netikrosios savasties sutrikimu pasijaustų nerealus ir jam trūktų jausmo, kad jis yra tikrai gyvas ir laimingas. Sveikatos normoje žaisdamas vaikas mokosi įnešti savo spontanišką, tikrąją savastį žaidimą su kitais. Klaidingos savasties sutrikimo atvejais vaikas suprato, kad tai daryti nėra saugu ar išvis neįmanoma. Todėl vietoj to jis jaučia, kad būdamas su kitais žmonėmis, jis turi paslėpti save ir apsimesti tuo, ko nori kiti ar jam reikia. Dabar apie pakankamai gerą mamą, tokia koncepcija irgi yra. Norėdamas ugdyti tikrąjį savasties jausmą, vaikas turi patirti pakankamai geros motinystės pavyzdį. Mama, kuri paprastai dera su tuo, ko vaikas nori, bet ne visada. Tėvai neturi būti tobuli pagal Winnicott, o tiesiog normaliai atsidavę arba pakankamai geri, kad apsaugotų kūdikį nuo dažnai patirimo didžiulio emocinio ir fizinio diskomforto arba kančios. Ir vėl skliausteliuose toks pats turi būti ir psichoterapeutas savo pacientams. Kūdikiai, kuriems trūksta tokios išorinės apsaugos pagal Winnicott, turi padaryti tada viską savo jėgomis ir tada jau čia visai kitoks pasaulis kuriasi. Taigi, viena iš kūdikio vystymosi kliūčių, turint tą sunkumus, yra rizika patirti traumą, kai per anksti tenka sužinoti, koks mažas ir bejėgis aš esu. Kūdikis, kuris per daug žino apie pavojus realiame pasaulyje, jisai per daug stengsis mokytis optimaliai ir tada formuosis ten tai jau netikroji savastis. O pakankamai geras tėvas, mama, yra pakankamai nusiteikęs ir reaguojantis, kad apsaugotų kūdikio visagalybės iliuziją, kad jis liktų visagalis. Gerai prižiūrimas kūdikis paprastai nebūna alkanas iki maitinimo pradžios. Tėvų greita reakcija į kūdikio maitinimą suteikia kūdikiui jausmą, kad kai jis alkanas, maistas atrodo tarsi stebuklingai atsiranda. Tarsi kūdikis pats pagamina maistą tiesiog būdamas alkanas. Pajutimas šio galingumo leidžia kūdikiui jaustis pasitikinčiam savimi, ramiam ir smalsiam, bei galinčiam išmokti. Nereikia tada investuoti per daug energijos į gynybos priemonės. Visą tai suteikia pakankamai gera mama. Ir jei motina dera su vaiku, tada vaikas jausis, kaip sakiau, visagalis, tarsi galėtų pakeisti aplinkinį pasaulį. Tai yra, vaikas alkanas, verkia ir jam stebuklingai atrodo, kad butelis tiesiog patenkina jo poreikį. Vaikas jaučiasi galintis priversti viską pasaulyje suktis. Jis jaučiasi tikras tada. O jeigu motina nedera su vaiku, vaikui nebus ugdomas visagalybės jausmas. Vaikas jausis nusivylęs, nes nesugeba nuolat patenkinti savo poreikių. Vaikas pradės domėtis tuo, ko nori mama, kaip atkreipti motinos dėmesį, kad būti tuo, ko nori mama, kad patenkintų jos poreikius. Ir va čia yra netikrosios savasties, o ne daugiau tikrosios tos savasties vystymosi šaltinis. Ir jei yra motina per gera tada, va irgi dar vienas toks variantas.
ji niekada nenuramins vaiko. Vaikas taip pat nesugebės išsiugdyti tikrojo savasties jausmų. Nes jei vaikas niekada nesijaučia nusivylęs, jis ir toliau jaučiasi esąs motinos pratęsimu. Mama ir aš tai yra vienas subjektas. Ir vaikas tada neišvysto savarankiškumo, vaikas lieka susiliejęs arba priklausomas nuo mamos. Ir tai yra dar viena netikrosios savasties rūšis. Vinikotas teigia, kad kūdikiai rėkia, kramto, kerta ir peša motinos plaukus, todėl yra priežasčių, kodėl motina nekenčia savo vaiko, ir čia jis irgi šiek tiek palengvino įvesdamas, kad motinos gali pykti ant savo vaiko. Jos taip Vinikotas šiek tiek nuėmė nuo mamų kaltę. Ir Vinikotas nurodytas pakankamai geros motinos termino įvedimo tikslas ir buvo suteikti motinams paramą atsižvelgiant į jų prigimtinius polinkius, kad šiek tiek padaryti trupučiuką palengvinimą mamai, kad nebūtinai turi būti ideali. Ir kūdikio paėmimas, buvimas kartu, tai kaip motina laiko, maudo, maitina, visa, ką ji padarė kūdikio labui, papildo pirmąją vaiko idėją apie motiną. Va čia irgi Vinikoto idėja. Ir tada čia mes perinam labai taip gražiai prie laikymo arba holdingo koncepcijos. Labai svarbaus momento jo darbuose. Tai kas yra laikymas? Vaiko sugebėjimas jausti kūną yra vieta, kur gyvena psichika. Negali būti išvystamas be pastovios laikymo technikos, sakė jis. Kūdikio mylinčios priežiūros dalis, pakankamai gera motina, yra motinos dėmesingas vaiko laikymas. Ir laikymas yra ir psichologinis, ir fizinis reiškinys. Laikymas, aišku, pirmiausia apima realų fizinį vaiko laikymą ir rūpinimąsi vaiku laikui bėgant. Bet be fizinio tai kartu ir psichologinis motinos laikymas ir atlaikymas vaiko blogų emocijų, blogų minčių, blogų varų tam tikrą prasme tokių. Ir Vinikotas ekstrapoliavo motinos laikymo ir priklausomybės idėją nuo mamos, aišku, tada ir visai šeimai ir platesniam įsupančiam pasaulį kaip poreikį tokiam laikymo. Ir laikymo koncepcija, tai terapeutas, aišku, iš naujo sukuria laikymo aplinką, panašiai į motinos ir kūdikio. Tai pagrindinės užduotys darbe psichoterapeutai, kurie nori būti labiau vinikotiški tada tame tokio, sukurti tą laikymo aplinką tokią. Ir tai yra vienas giliausių gydomųjų analizės veiksnių. Yra tai, kiek jautrus yra analitikas. Kaip ankstyvuosiuose ryšiuose tarp reaguojančios motinos ir jos kūdikio, tokia simbolinė paralelė, tai yra terapeutas pacientas ir ankstyvieji mamos reaguojančios ir jos kūdikio ryšys. Teisinga ir tinkama interpretacija analizės metu sukuria jausmą būti fiziškai labiau tikriam tada pacientui. Lyg tuo metu, jeigu būtų tikras laikymas ir nuo to gilėja tas supratimas, nes interpretacija irgi tada eina kaip, kad terapeutas laiko mane. Ir Vinikotas naudoja terminą laikanti aplinka, holding environment, kad aprašyti optimalią aplinką tinkamą pakankamai geriems tėvams pasireikšti. Tokia palaikanti aplinka vaikystė ir toks laikymo lygis terapinėje aplinkoje yra kritiškai reikalingi, tas pakankamai geras terapeutas. Ir būdamas laikančioje aplinkoje, vaikas išvysto tada pasitikėjimą savimi, mokinasi identifikuoti su savo mintimis ir jausmus tada atpažinti ir išvysto gebėjimą apskritai mąstyti, simbolizuoti ir žaisti. Ir motinos ankstyvojo laikymo pagrindinė funkcija yra apsaugoti savo vaiką nuo streso poveikio, rūpestingai parenkant momentus, kurie leistų ir frustraciją palengva įtraukti į vaiko patyrimą. Va čia ir yra pakankamai gera mama, jinai trupučiuką streso duoda. Ir pakankamai gera motina pradžioje nuo beveik pilno prisitaikymo prie savo kūdikio poreikių, bet laikui einant jinai prisitaiko vis mažiau ir palaipsniui atsižvelgiant į kūdikio augančias galimybės tvarkyti su tomis jos nesėkmėmis. Tai kūdikis vis labiau ir labiau gauna to streso. Ir tipiškai pakankamai gera tėvystė palaipsniui didina tarpą tarp vaiko emocijų, reakcijų, poreikių patyrimo, pavyzdžiui, verkimo, ir tų poreikių įvykdymo, maitinimas, komforto suteikimas. Ir taip tada vystosi vaikas po trupučiuką gaudamas to streso įtampos. Ir šio proceso metu kūdikis atpažįsta, kad jis gali išgyventi, net būdamas užtvindytas tų savo emocijų, bet ribotai, taip, po trupučiuką. Ar poreikių iki tėvai ateis ir pasirūpins juo.
Dabar dar šiek tiek apie tokį elementą kaip buvimo jausmas. Tai irgi vienas iš elementų, kurie Winnicott teigimu galėjo būti prarasti vaikystėje, buvo tai, ką jis vadino būties jausmu. Gebėjimas būti, jaustis gyvam, kūdikio gyvenimo linija, kurią Winnicottas vadina buvimu. Jausmas būti tikrų, buvimų ryšyje su kitais ir savo kūnu, bei procesų gyvybiškai svarbių gyventi gyvenimą. Ir priešnuodis galimam būties praradimui yra galimybė vaikui sugebėti žaisti. Ir dar čia šiek tiek jisai tokias apie antisocialinės tendencijas įvedė ir šnekėjo. Sulaikymo samprata susijęs taip vadinamas iki delinkventinis elgesys arba antisocialinės tendencija. Tai gali būti būdinga ir normaliam individui, tai yra neurotikui, bet ir psichozinės asmenybės struktūros individui. Tai greičiau gali būti kaip toks pagalbos šauksmas, tas antisocialinis elgesys, kaip laikymo tokia paieška, kurio anksčiau nebuvo rasta šeimoje. Ir atsakydamas, vaikas, kurio namai nesuteikia saugumo jausmo, žvelgia už namų sienų ir ieško bendruomenės, kuris suteiktų reikiamą stabilumą, o ne savo šeimoje ir mokykloje. Ir pagal Winnicott antisocialinė ta delikventinė veikla yra vaiko tam tikros netekties jausmo išraiška. Ir šiek tiek apie kritiką. Tai šnekama, kad jis kaip teoretikas dažnai yra sunkiai atsimenamas iš dalies todėl, kad iki 60 metų jo darbai dažnai turėjo tokį antrinį tikslą – bandyti priversti Melanie Klein pakeisti savo požiūrį. Kleiniečių požiūrių Donaldas Winnicottas, kuris visada nepaprastai pagarbiai vertina Melanie Klein kūrybą, negalėjo atsikratyti pavydo jai. Kita vertus, problema buvo ta, kad Winnicott buvo per daug arti Klein, dėl to kiti pasekėjai, Anos Freud ir kitų mokyklų pasekėjai nelabai atsižvelgė ir žiūrėjo į Winnicotto darbus. Ego psichologai, pavyzdžiui, šnekėjo, kad Anglijos objektinių santykių mokslininkai, Winnicottas ir kitie, kurie nulėmė Kohuto ir Kerbergo grupių atsiradimą, yra skirtingų laipsnių vienodai klaidingi dėl kleinietiškos erezijos, kaip jie sakė. Toks jau buvo tas kilimas. Ir Winnicottas yra vienas iš nedaugelio 20 amžiaus analitikų, kurie savo būvių, stebėjimo pločių ir galbūt net ir smulkmeniškumo priėjimų bei savo teorinį produktyvumų gali būti pagrįstai irgi prilyginamas prie Zigmundo Freudo. Čia irgi vertinimas jo, kai kurie genialūs analitikai, tokie kaip Freudas ir Winnicott, natūraliai išmoko mokytis iš savo pacientų, kai dauguma terapeutų yra paprastesni, nuoširdūs ir darbštūs darbuotojai, bet nebūtinai genialūs, tiesiog pakankamai geri. Tai tiek apie Winnicottą, trumpai, nesakau, reikėtų dar šiek tiek žiūrėti ir kas buvo toliau, kitų autorių, kurie dirbo kaip Winnicottas, bet čia jau tada jau palieku jums savęs pažinimui ir nagrinėjimui, jeigu patiko Winnicottas, ir patį Winnicottą daugiau patyrinėti ir panagrinėti, ir tai, kas buvo su Winnicottu kartu jo bendražygius irgi labiau panagrinėti. Tai čia sustosime